Labas rytas, matrica. Tai ką, žinai, kaip sako, sunkiausia ištarti yra pirmus žodžius, žinai, kai pradedi kalbėti. O po to, kai per pizdą, kai per pūlinius, kai per sviestą, žinai. Tai va tokiais prikolas. Tai ką mes šiandien turim? Žiūrim, ką turim. Turim šiandien vasario 17, 2021 metų trečiadienis. Vos nepasakiau sekmadienis, žinot, man be darbo, tai visos dienos vienodas. Nu kaip be darbo, ašgi radio laidų vedėjas, tai turiu dirbti. Nu ir žinai, prisiminiau tokią istoriją, žinai, vieną, kaip sakant, sėdėjom su draugeliu, žinai, ŠMC centre, ten pažįstamų prisirinko ir, žinai, pažinau didžėją. Ble, tiek prisilupau, kad, žinai, pradėjau ten visus stumdyti, išpilinėti alų, tai mane užlaužė ir išmetė iš ŠMC centro. Nuo to karto į klubus nevaikštau, nes klubuose geria, rūko, narkašinasi, eiktų iš tų klubų jokio tolko, žinai. Tokiais prikolas. Tai ką? Tai va toks va ir prikolas, ką čia pasakysi, žinai. Tai iš esmės, nu ką, trečiadienis, nu tai vergai eis į darbą, o ne vergai darys podcastą, žinai, ir kontentuką kels į internete. Nu jeigu ne tokie žmonės kaip aš, taigi internete nieko nebūtų, žinai, ką jūs nesuprantat, nu čia visa tokia logika. Tokia logika, ką tu čia prigalvosi, žinai. Tai iš esmės, nu ką, gyvenimas, žinai, gyvenimasgi toks, nu tai ką tu čia prigalvosi, žinai, nu. Būtų gyvenimas kaip žaidimas, tai eitume taškytumėse. Mes, žinai. O dabar kai viena gyvybė, vienas tas likimas, žinai. Buvau čia pas močiutę, žinai, kažkurią dieną, prieš 3 dienas gal, žinai. Nu ir kada ten buvau, šeštadienį ar sekmadienį, žinai. Nu ir žodžiu, jinai pasakoja, kad žmogus nėra likimo kalvis. Sako, aš nenorėjau būti našle, o dabar kaip yra, žinai. Nu tai aš irgi sakau, kad nesu žmogus likimo kalvis, nes aš irgi nenorėjau, bet norėjau daryti podcastus. Tai gal ir kalvis, gal ir ne kalvis, supranti. Toks ir prikolas, žinai. Tai gyvenimas, visa tai yra gyvenimas, suprogramuotas biosisteminis procesas, gyvenimas. Jau nuo senų laikų išminčiai, žinai, vadino gyvenimu, sako, nu kam vadinti gyvenimą biosisteminių suprogramuotų procesų, žinai. O dabar, kai tie žmonės, tie senovės romėnai, graikai, žinai, pavadino gyvenimu, tai dabar jaunimas klausia, nu kas tas gyvenimas, kas čia tokio, nu tai aš jums sakau, gyvenimas yra suprogramuotas biosisteminis procesas. Tai mes gyvenam automatiškai, viskas čia veikia automatiškai, tik mums patiems daryti reikia, žinai, viską. A kai upą turi, taigi gali ir 100 km dviračių nuvažiuoti. Mano širdis ligota, žinai, aš ir tai upą turėjau, vieną kartą užgėriau, žinai, kaip pakatylą gubojau 100 km ant dviračio, ble. Tai taip ir negrįžau nuo tada, žinai. Iš proto išėjęs. Supranti, va toks ir prikolas. Tai kad gyvent nemoki. Jeigu šiai dienai gyvas esi, tai mokytų gyvent viską, žinai. Tai ką tu gyvent nemoki. Nesiparinktų, ar eslapsi. Pabusi biški bomžas, nudviesi su savimi mikrobą ir bibį tu dėsi, pacanas, ble. Atsipalaiduok. Supranti, nereikia gyvenime per rimtai viską žiūrėti, žinai. Čia darbas, o kaip ten šeima, kaip ten vaikai, bibį dėk, pacanas, nudviesi su savimi mikrobą ir bibį tu dėsi, ble. Supranti, va toks ir prikolas, žinai. Visą laiką sunkiausia ištarti yra pirmus žodžius į podcastą, o po to, kaip per pytę, tai per sviestą, žinai. Tai toks ir prikolas, žinai. Tai tuo mes ir užsiemam, žinai. Kuriam savo laidą apie gaidą, apie gaidelį. Tokis prikolas, žinai. Tai iš esmės, ką aš čia norėjau pasakyti, žinai, mintis tai tokia,
kad mintis tai tokia, anokia ir nieko nepasako Vygis, ne? Nu tai ką čia sakyt, Visą podcastą sukūriau tam, kad iš tuščio į kiaurą papilsit, žinai, ir viskas, nes iš esmės veik nėra ką, nu ką tu sėdi namie, žinai, atsikeli prie kompo, atsisėdi, kavos išgeri, kokius 3 padukus ir kad bazaras geriau liptų, žinai, kad galėtum pasakoti apie gyvenimą, apie visą sistemą. Nu, show must go on, kaip sakant, žinai, o ką tu galvoji, žinai. O toks ir prikolas. Tai atsikeli ryte, kas į darbą, kas į vonę, kas prie kompo. Aš tai, kai prausiuosi vieną kartą į 2 savaitės, tai žinai, man čia prie kompo pasidėti. Daug nejudu, daug neprakaituoju, tai ir nesmirdžiu, žinai. Tie žmonės įsiprausia, dar kvepalų prisikaip. Eik, kvepalai, taigi smarvė, blėt, smirda, ten pizė, blėt, kaip smirda, blėt. Smirda tiek ir pizė, tiek ir kvepalai, žinai. Tai va toks ir prikolas. O ką tu galvoji, žinai, pasikvipinsi čia gražiais kvepalais, tai bobą susirasi, eiktų, tai kad bobos tų kvapų gal nejaučia, žinai. Čia gali, šiknai išsipurkš Giorgio Armani kvepalais, vis tiek tu bobos neturėsi. Čia mačiau, nežiūrėjau aš to video, bet čia mačiau tokį palyginimą Tinderio, kaip yra realybė. Taip, prie vienos bobos 20 bachūrų, nėra bobų, suprantate, nėra bobų. Jeigu prie vienos bobos 20 bachūrų kimba, tai nėra bobų, bobų krizė, žinai, kaip aš sakau. Yra bobų krizė, pinigų krizė, darbo krizė ir kur pažiūri visur krizė, žinai. Nes kaip taip gali būti, visko parduotuvė yra, tu, babkių neturi, Močiutė sako, o dabar gyvenu rojui geriau nei prie Sovietų Sąjungos, nes, žinai, viską galiu sau leisti. Nu jo, aš galvoju, gali, žinai. Tipo nusipirki už 200 eurų daugiau negu kažkada jis prie Sovietų Sąjungos už 90 rublių. Mano mama sakė, 90 rublių gaudavo, ten būtas 3 kapeikos, bet suknelė 50 rublių. Tai sako, o kaip gerai, kai tos bobos su šitais universitetais 30 rublių daugiau gauna, kaip ir man reikia pabaigti universitetą, tenai, žinai, tokia zavarūcha. Nu, bet ką, aš tai nieko aš nebaigęs, žinai, kai buvo ūpas mokytis, tai mokiausi, bet va dabar, kiek aš suprantu, tai esu tiesiog prastas mokinys, nes man kištų į tą galvą bybis, nieks man ten nelenda, supranti, va tokiais va ir prikolas, žinai. Va tokiais va ir prikolas. Nebuvo ką pasakyti, tai, fileriais užkišau eterį, žinai. Ne, tai, ir vėl tai, karočią. Supranti, jeigu tu gauni 90 rublių ir kebabas kainuoja 3 rublius, tai čia maži pinigai, žinai. Aš atsimenu prie Lito, tai pizė, kai karalius gyveno, įsivaizduok, prie Lito 805 litų palučka. Ir kebabas kainavo 3,50. Didelis, ne? O dabar 240 palučka. Gerai, kad ant 20 pakėlė. Tai čia cigarečių, kiek pakelių išeina, gal kokie 5, žinai. O taip tai iš tikrųjų tai... Ką aš čia norėjau pasakyti, pamiršau. Ne, tai pinigų mažai, sakau, pinigų krizė, Ką tu įsivaizduoji, pinigų čia turėsi, žinai. Neturėsi tu daug pinigų, jeigu nedirbi ypač, ką tu čia palučka. Bet tai supranti, kaip pidarai nukirpo tą palučką, buvo 850 litų, o dabar 240 eurų. Tai man nukirpo litas, kad buvo, nuo 850 padarė iki 450, ant 400 nukirpo, po to įvedė tą eurą ir 200 palučką padarė. Iš pradžių ten gaudavau kiek, 100, nežinau, 100 šiam gal gaudavau. Ir vat per tos metus, kiek mes šią eurą turim, tai pakėlė ant 8 eurų, žinai, palučką.
Ne kažką čia jie moka, nenori gaidžiai mokėti. Negali pinigų prispausdinti. Sako, o jeigu daug pinigų prispausdinsi, tai pinigai nuvertės. Nu tai žinai, ką čia tokio daryti reikia, kad tų pinigų gauti. Jau Bibi žino, jau minčių nėra, ble. Dirbt, nu tai kad dirbt lievas, ble, darbas, kad tenais vežimėlis tingiu aš, ble. Va podcastus darau, žmonėm nepatinka, Bibi čia žino, žinai. Tai va toks, tai ir prikolas, žinai. O kaip tu kitaip, žinai. Tai vežimėlis stumdyti šūdas yra, žinai, blėt, ką negali jie patys į vietą suvažiuoti, žinai, o tu ką stumdysi, ten gausi tas, kiek ten 700 ar kiek čia dabar jie moka, neaišku, ir stumdysi visą dieną 12 valandų tą vežimėlį. Nu, aš kai manau, geriau iš palučkos pasidėti čia, panieko neveikti ir gauti 200, negu ten visą dieną 4 dienas į savaitę vežiot tos vežimėlius, 4 dienas nevežiot, po to vėl 4 vežiot, 4 nevežiot. Ir toks dalykas, žinai, tai tikrai geriau tada nedirbt, ane? Nu ir kadangi mes jau esam kuklus klanas, tai mes esam palačkinių psichų klanas, žinai, kur jie nori nuhakinti matricą, kad gyvenimas būtų saldesnis ir geresnis, žinai. Ir va tokiais vat prikolas, žinai. Nu, karočiui, nėra taip lengva išbazarinti 12 minučių, bet šiaip tai podcastai eina po 30 minučių, tai ką ten tie žmonės bazarina? Apie ką čia bazarint, žinai. Kai pagalvoju, visi bazarai jau išbazarinti, žinai, ir kas tu čia pribazarinsi, žinai. Toks vat ir prikolas. Tai ką, reikia zakrugliaca, nes jau minčių nėra, žinai, blėt. Tai va tokiais vat prikolas. Gerai, pacanai, davайте.